Labas rytas visiems. Žiūrėkit, Chebra, norėjau pasidalinti vieną istoriją, kaip jumis apgaudinėja nesažiningi pardavėjai automobilių, tie, kurie pasišovė jums parvežti automobilį ir gaunasi kaina kosmosas. Plius paminė, kad parvežti galima per Olandiją, taip jūs pigiau gausit. Jo, per Olandiją gausit pigiau, galiu pasakyti, atsakysiu, kodėl gausit pigiau. Per Olandijoje muitinė nėra tiek dar pasikauščiusi kaip Lietuvoje. Lietuvoje visus šitos nesažiningus pardavėjus jau seniai muitinė yra perpirkusi ir žino jų varkės, kad už kiek mašiną nuperka ir kiek jie rodo dokumentuose. Taip, kad mašina jūsų patampa, tarkim, 3 ar 4 ar 5 tūkstančių vertės patampa į 1000 eurų vertės Olandijos muitinė ir muitinas jinai nuo 1000 eurų. Lietuvoje tokie bairiai nepralenda. Dažniausiai, nedažniausiai, o kaip dažnai pasitaiko paskutiniu metu, kad automobilius tiesiog užareštuoja muitinėje ir nebepaleidžia. Prašo pateikti realias sąskaitas, kiek yra mokėta už mašiną. Nu ir galų gale, manau, yra nesudėtinga muitinė irgi pasitikrinti pagal VIN numerį, kiek buvo mokėta už patį automobilį. Nu, jūs įsivaizduokit, Lietuvos muitininkai mato mašiną, nuimkim, tarkim, kažkokią tai mašiną, kurios vertė reali yra ten 5000, jam duoda sąskaitą, muitiniai nusiunčia už 1000. Nu, tas muitininkas irgi nėra durnas, dirba ir FNTT, ir mokesčiai, ir žodžiu. Rizikuojat su tokiais bairiais likti iš vis be mašinos, užareštuos, ir dažniausiai tokie bairiai vyksta, kai mašina yra perkama ne tiesiai ant jūsų, o perkama ant, tarkim, įmonės X ir jie ten viską sutvarko ir po to jūs perkat iš tos mašinos. Ir gerai, jeigu viską sutvarko, jeigu tos mašinos neužareštuoja. Nu, čia žodžiu, Olandijoje dar muitininkai nėra pripratę prie tokių bairių, tai jiem pralenda, kaip ir pralenda, bet sąskaitoje jūs gausit mašinos vertę labai mažą ir kai reikės jums ją pardavinėti, susimokėsite nuo viso šito, jeigu jūs norėsite ją pardavinėti, aiškus, susimokėsite nuo visko didžiausią muitą ar pelno mokestį, ne muitą, o pelno mokestį, neišlaikė 3 metų mašinos. Žodžiu, čia istorija tokia. O dabar situacija apie tai, kaip žmogus pirko automobilį, neminėsiu nei vardų, nei pavardžių, nei įmonių, pirko automobilį iš Amerikos per kažkokią tai įmonę, kurią jam pažadėjo, jie atsisėdo plius minus, pasiskaičiavo, kiek kainuos tas automobilis, jo parvarimas, o galutiniam variante gavosi situacija tokia, kad paprašė kosminių sumų už muitą, už PVM. Žiūrėkit, aš papasakosiu jums trumpai, kaip jumis apgaudinėja, kaip pardavėjas sugeba uždirbti nuo mašinos 2, 3 ar netgi 4 tūkstančius eurų. Nu, žmonės, nesupykit, bet nebebūkite jūs tais naiviais berniukais, kurie tiki tokiom pasakom. Nu taip nebūna. Žiūrėkit, nusipirko žmogus automobilį, aukcione sumokėjo 3950. Jeigu aš teisingai supratau, tai buvo jau su aukciono mokesčiais ir jam pasakė, kad parplukdymas kainuos iki Olandijos parvežti kainuos 6600. Ir nuo to muitas bus. Tai vienu žodžiu paskaičiavo, grįžo mašiną, parsivežė čia į Lietuvą ir paprašė už muitą dar beveik už muitą su PVM dar beveik 4000 eurų. Nu, gaunasi, žodžiu, taip. Jeigu mašiną pirko už 3009, tarkim, sufalinkim iki 4000, jeigu jiem gavosi čia su aukciono mokesčiais, jeigu gavosi pargabenti tą mašiną iki Olandijos, tarkim, už 6600 eurų, kas jau yra pasaka, apibendrinsiu kainas, plius minus papasakosiu, kokios kainos yra realios. Jeigu mašiną jūs nuperkat už 3000, už 4000, jau su aukciono mokesčiais, tai konteineris jums kainuos tarkim, iš New Yorko apie 6 PM, iš Savanos 6 PM,
iš Čikagos, nu kažkas netoli 900 arba 900. Plius vietinis pervežimas, transportas iš aukciono aikštelės iki pakrovimo vietos, nu, priklausomai nuo atstumo, bet tai plaukėjo kaina plius minus svyruoja 3, ten 400, jeigu toliau vežti, tai nu, gali būti 500. Žiūrėkit, nu dabar turim mašiną, jau paskaičiuojam, turim mašinos vertę 4000, plius parvežimas 400, dar daleiskim iki aikštelės, plius konteineris ten 650. Tai turim parvežimą iki aikštelės ir konteinerį, jeigu 400 parvežimas, tai turim, ką mes čia turim, $1050 su plukdymu į Lietuvą arba į Olandiją, nesvarbu, Olandija dar pigiau galbūt, nežinau, nesidomėjau, nesuvežęs į Olandiją. Tai mes gaunam prie 4000 dar 1050, nu tebūnie 1100. Tai gaunasi, kad jau turim 5100 ir dabar reikia išmuitinti. Muitas visur yra vienodas, tiek Olandijoje, visoje Europos Sąjungoje. Ir nesvarbu, ar automobilis yra daužtas ar sveikas, visur jisai yra vienodas. Yra 10% Europos Sąjungos nustatytas bendras muitas visom šalim. Iš trečių šalių atsivežant automobilius gali skirtis šiek tiek PVM-as. Ten Olandijoje, Lenkijoje, ten keliais procentais, 1 ar 2 procentų, nepasakysiu dabar tiksliai, bet žiūrėkit, žmogus dabar jam pasakė, kad su parplukdymu 6600, kas jau netitinka realybės, tai yra jau žmogus permokėjo už mašiną vien tik tais, kad parsigabenti be muito, be PVM, turėjo būti 5100, jau gavosi čia 66, tai jau 1500 jau Hebra jį apgavo, ant 1500 jau šitoje vietoje apgavo. Toliau imkim. Dabar jam paskaičiavo muito 4000, beveik 4000, 3900 kažkas tai tokio. Tai va, jeigu ir nuo 6600 skaičiuoti muitą su PVM, nu tai gautųsi 660 PVM-as, tas ne PVM-as, muitas ir PVM ten kažkiek, tai ten turėtų gautis kažkas tai apie, nu, 2000, kažkas, 2 su kapeikom, nu, bet kažkas tose ribose. Tai va, tai gaunasi taip, kad žmogelį labai stipriai apgavo, uždirbo jau 1500 vien už parvežimą ir dar plus nuo muito, ir dar sąskaita neaiškus, kokią jie gaus, kokią jam duos. Greičiausiai sąskaitoje bus atsispindėjusi kaina už automobilį labai labai maža sąskaitoje pardavimo, nes mašina, kiek supratau, buvo pirkta muitinosi ant tos tam tikros įmonės, dabar gaus daryti pardavimą. Tai vat reali kaina mašinos bus matyti tada, kai darys pardavimą. Sužinosite. Žodžiu, Hebra, ką norėjau pasakyti, neapsigaukit ant visų šitų aferistų. Jeigu perkate automobilį Amerikoje, visą laiką pasidomėkite, iš ko perkate. Visą laiką reikalaukite sąskaitų apie dokumentus, jeigu jums sako, kad muitas yra ten tiek ir tiek, nieko panašaus. Nerodysiu aš dabar, va čia yra muitinės lapas, jisai atrodo va šitaip va. Šitoje eilutėje va visą laiką rašo muito dydį, tarkim šiuo atveju 307 eurai ir PVM-as 778 eurai. Jums turi pateikti tokį lapą, tada muitinės lapą, tada jūs tiksliai žinosite, kiek yra muito, nors tai pasiskaičiuoti yra pačiam labai nesudėtinga. Ir nereikia klausyti pasakų, kad oi, ten tiek, ten aniek, čia sveika mašina, brangiau kainuoja, nieko panašaus. Toliau kas turi vykti, toliau turi būti sąskaita. Yra 2 pirkimo variantai. Vienas pirkimo variantas yra tada, kai jūs perkate, jums atsiunčia Koparto, pavyzdžiui, ar aukciono, kažkokio tai aukciono, ar Koparto aukciono
sąskaitą ir sako susimokėti tiesiai pačiam aukcionui, nieko čia baisaus nėra. Galima ir taip, tada mokatės jūs patys tiesiai aukcionui, bet jums po to vis tiek turi perrašyti sąskaitą, nes muitiniai dažniausiai nesimuitina automobiliai su Koparto sąskaitom, nes yra perkami automobiliai ant kažkieno tai Koparto RAE accounto. Tai ta įmonė, kam priklauso tas Kopartas accountas ar RAE accountas, turi po to išrašyti sąskaitą. Nerodysiu vėlgi, neminėsiu iš ko aš perku, tiesiog parodau jums taip abstrakčiai, jums turi išrašyti tokią sąskaitą, pagal kuri yra teikiama muitiniai. Pagal tai plus dar turi išrašyti transporto, gali būti viena aišku sąskaita, tiek automobilio, tiek transporto. Pagal šitą sąskaitas po to muitinasi pats automobilis, jums duoda, kaip ir jau rodžiau, muitinę, paskaičiuoja tokį lapą, kuriame yra parašyta, kiek yra muito, kiek yra PVM. Toliau kas vyksta, toliau kokie mokesčiai, tarkim, jūs jau parsivarėte automobilį, jums parodė muitinės lapą, kad reikia sumokėti tiek ir tiek muito, jūs jį susimokate, dabar kas krauna čianai uoste automobilį? Kokia įmonė? Tai gali būti įvairios iš didžiųjų įmonių, tokių kaip Baltic Auto Shippingas, ar ten Translaiva, ar dar kažkas, yra pakankamai daug. Jie tiesiog, tai nereiškia, kad jie siuntė tą automobilį, tai reiškia, kad jūsų siuntėjas turėjo vieną ar du tik tais automobilius ir nurodė, kas jį iškraudinės ir kas atliks muitinės visas operacijas, išmuitins jūsų automobilį. Jūs turite pasidaryti, arba jūsų siuntėjas pasidaro, tas su kuom jūs dirbat, sutartį su ta įmonė, ir dažniausiai yra mokama apie 350 eurų už iškrovimą ir išmuitinimą čianai Lietuvoje. Čia yra tokia standartinė kaina, ten gali svyruoti keli eurai ten šian. Toliau, jūs turite visų pirma susitarti prieš dar siūsdami automobilį, kokią tarpininkas, per kurį jūs perkate, kiek nori uždirbti nuo jūsų automobilio. Ar tai 200, ar tai 300, ar tai 400, bet tai bus sąžiningai, jeigu jums įgarsins sumą iš karto, kad mano maržai yra tenai, daleiskim, 300-400 ar kažkiek tai. Ir tai bus sąžininga, o po to jau viskas eina pagal faktą, kaip ir rodžiau. Sąskaita iš aukciono arba iš tos įmonės, kurioje pirkote Amerikoje. Po to muitinės sąskaito lapas, kur paskaičiuota sąžiningai muitas. Po to eina, kaip ir minėjau, 350 sąskaita už automobilio krovą ir išmuitinimą čianai Lietuvoje. Ir galutiniam variante turite gauti tokį štai dokumentą automobilio, čia yra amerikietiški dokumentai. Visa kita yra pasakos. Ką jums ten pasakoja, kad ten sveika kainavo daugiau muitas, ten bla 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 bla, visa tai yra pasakos. Tai yra bandymas ištraukti iš jūsų pinigus. Apie šį situaciją, apie kurią aš pasakojau, kur žmogus susidūrė, tai aš manau, kad nupirkęs automobilį už 3950, už 4, jam turėjo gautis jau, jeigu marža jūsų tarpininko būtų, tarkim, kaip pas manęs 250, tai turėjo gautis apie 7600, čia dolerių, aš dar kartą pasikartosiu, dolerių, su muitais, su PVM, o dabar žmogui gaunasi, kad 6600 buvo vien tik tais automobilis iki Olandijos ir dar plus paprašė apie 4000 už muitą. Čia yra apgaudinėjimas vidury baltos dienos. Chebra, nepasimaukite, yra pilnas internetas, pas ką galima kreiptis. Yra žmogus, su kuriuo aš aiškus buvau susipykęs Amerikoje, neminėsiu vardo, kuris siunčia į Lietuvą automobilius, tarp kitko sąžiningai, ten viską jisai daro sąžiningai, nurodo iš karto sąskaitoje, kas kiek kainuos, jums viskas yra aišku ir gaunate automobilį
be jokių tenai pridėtinių mokesčių ar dar kažko, tai galite pirkti per jį ir tikrai gausite už padorę kainą, už tą, kurią susitarėte, nereikės ten papildomai už kažką tai, už orą mokėti, už tam, kad kažkas tai nuo vieno automobilio uždirbtų, nuo automobilio, kuris kainavo aukcione 4000, nori uždirbti 2, 3 ar netgi dar daugiau tūkstančių eurų. Chebra, nepasimaukit, jeigu reikia konsultacijos, parašykit man, aš jums papasakosiu, kaip viskas turi būti. Pasižiūrėkit video, nebūtinai mano, yra daug video. Nu, turi būti įvardinta marža jūsų tarpininko, kiek jisai nori uždirbti, o ne viską sukrauti, paslėpti mokesčiuose, paslėpti PVM-uose, paslėpti muituose, kurti pasakas ir padaryti jumis įkaitų, nes automobilis yra pas jūsų, jums atsiustos neadekvačios kainos. Nu, žodžiu, chebra, nepasimaukit, domėkitės, iš ko perkat, kaip perkat, darykite sutartį, kur būtų aiškiai nurodytos sumos. Tarkim, tarpininkas uždirba 300 ar 4, nesvarbu ten kiek jau susitarsit, bet tai bus sąžininga. Jeigu jums nors ir 1000 pasakys, kad vot aš noriu uždirbti 1000, ir tai jau bus sąžininga, nes jums liks apsispręsti, ar jūs norit mokėti tą 1000, ar jūs norit pasiieškoti kažką tai kitą, kažkokį tai kitą tarpininką, kuris parveš pigiau. Bet kad ir kaip bebūtų, tai jau bus sąžininga, o ne parvežam ir po to kūrėm pasakas. Tas čia taip, ir žiūrėkit, chebra, kad neliktumėt iš viso be automobilių, vengdami mokėti mokesčius, vengdami mokėti muitą, bandydami sumažinti automobilio vertę. Čia tik tais laiko klausimas, kada Olandijai pradės konfiskuoti mašinas. Nes jūs įsivaizduokit, ar antiek gali būti durna muitinė, kad negalėtų pasitikrinti automobilio vertę, tiesiog įvedę VIN numerį, kokį nors ten BitCars pavyzdžiui, ir iš karto išmeta, už kiek tas automobilis buvo nupirktas aukcione. Taigi nesudėtinga, aš manau, jiem tą pasidaryti. Ir tiesiog laiko klausimas, kai užkipsit. Gerai, jeigu pralindot, laimėjot ten kelis eurus, tiksliau ne jūs laimėjot tos kelis eurus, čia jūsų tarpininkas laimėjo. Jums ten sumažino tos mokesčius grinai ant kelių centų. Pliuse lieka tas, kas visas tas varkės suka. Tai va, chebra, pirkit automobilius, gabenkitės, rinkite sąžiningus pardavėjus ir pasidomėkite, iš ko perkate, ir žiūrėkit, kad jūsų niekas daugiau nebemulkinto. Sėkmės visiems. Nauja serija apie Q5 bus jau šį sekmadienį. Grįžo kameristas, turim daug gero kontento, tarp kitko Audinę šiandieną vežu pačią puotę, Audinę Q5, nes galvoju, kad prieš parduodant, padarysiu aš gerą darbą žmogui, pakelsiu biškį kilovatų, gal ir kuro biškį mažiau valgys. Žodžiu, chebra, laukit sekmadienį, bus įdomus turinys, labiau, kad grįžo jau kameristas, po biškį pradėjo darbuotis, montuoti video. Tiek to, iki sekmadienio, geros dienos visiems.